Ačiū visiems prisijungusiems dar kartą. Dvasinė praktika nuo nulio. Tęsėme pirmąją temą vis dar. Ir tai bus, kam reikalinga dvasinė praktika, antra dalis. Tai pirmiausiai padėkosiu visiems pasisakiusiems, kas komentavo, kas uždavė klausimus ar pasidalino mintimis. Ir kas nori, vis dar gali dalintis mintimis ar atsakyti klausimus po ankstesniais video. Tai yra prie susipažinimo, kas dar norėtų pasidalinti, ir prie pirmojo video. Taip pat priminsiu, kad labai rekomenduoju tiems, kas nori pilnavertiškai įsijausti į šitą kursą, šitą užsiėmimą, tai turėti su savim rašymo priemonės ir kylančias mintis užsirašyti ir vėliau užduoti komentaruose, pasidalinti komentaruose ar užduoti, jeigu tai klausimas, kad šitas kursas nebūtų tiesiog mano tuščias kalbėjimas, kad jūs dalyvautumėt, kad jeigu tikrai kažkas neaišku, kad jūs sakytumėt, kad neliktų kažkokių tai neatsakytų, neaptartų dalykų, net jeigu tie klausimai jums atrodo gal ne patys svarbiausiai, bet vis tiek siūlau užduoti, kad praeitume visas detalės. Juk tam ir sumanyta šitas kursas. O taip pat aš užduosiu jums irgi keletą klausimų šito įrašo pabaigoje. Tai kodėl mes vis dar taip lėtai pradedam tokias paprastas temas? Tai manau, kad yra labai labai svarbu suprasti, kam tai skirta, ką mes darome, kas tai yra. Dėl to, kad kitu atveju žmogus gali likti nusivylęs, gali įdėti kažkokias pastangas, savo energiją, gal netgi savo širdį į kažkokias praktikas ar domėjimąsi ir paskui likti nusivylęs, nes, tarkim, bus nesupratęs, kam tai konkrečiai skirta, ką tai duoda konkrečiai. Ir dar maža to, žmogus gali pakenkti savo ir gali pakenkti kitiems, jeigu iki galo nesupras, kur jis eina ir, tarkim, tikėsis gauti kažką visai kito ir galbūt eis su ne visai tinkamais motyvais ir gali įvykti įvairiausių tokių daugiau ar mažiau nemalonių dalykų. Todėl siūlau šitą temą aptarti rimtai, nuodugniai. Taigi, o kodėl mes nežinome tų dalykų? Kaip čia atsitiko, kad šitos temos jau gyvuoja tūkstančius metų, bet mūsų kultūroje žmogus auga ir dažnas pakankamai vėlai pradeda suprasti tas detalės, tas temas, jeigu iš viso prie jų prieina. Tiesiog yra tokia situacija, kad dabar yra nutrūkusios tradicijos arba tiesiog sutrukinėjusios, yra nenuoseklios ir ta gyva tradicija yra labai, labai, kaip sakant, tikrai ne kiekvienam pasiekiama ir daugam reikia labai daug praeiti gyvenime išbandymų ir sunkumų, kad jis galiausiai pradėtų ieškoti ir rastų visą tai. Taigi, o dabar mes tęsime nagrinėti šitą temą, kam reikalinga dvasinė praktika ir pažiūrėsime per tokius 11 teiginių arba kiek sutilpsim šitą kartą, galbūt reikės padalinti keletą. Bet siūlau aptarti ir pabandykite įsiklausyti į kiekvieną iš šių teiginių, jie apsvarstyti ir jeigu kils neaiškumo ar kažkokių papildymų, galbūt pateikti tai komentaruose. Taigi, pirmas teiginys tai yra pasikartojimas toks truputį. Tai, ką jau kalbėjom, kad dvasinė praktika yra tai, kas duoda dvasinės patirtis. Tačiau, kaip ir praeitą kartą minėjau, kaip pavyzdį su žmogum, kuris netyčia įkrenta į vandenį ir žmogum, kuris specialiai treniruojasi, kuris mokinasi ir galiausiai eina plaukti. Tai dvasinė praktika yra toks antro tipo, kai žmogus sąmoningai tyčia specialiai siekia tų patirčių arba to, kas su jomis susiję.
Tai pirmas teiginys yra dvasinė praktika, tai kas duoda dvasinės patirtis, tyčia, sistemingai, sąmoningai. Antras teiginys toks, kad dvasinė praktika yra tai, kas veda į tobulėjimą, nes patirtis dar nebūtinai gali vesti į tobulėjimą, gali netgi žmogų išblaškyti, gali suvelti protą, gali sutrikdyti jo mąstymą, pasaulėžiūrą, gyvenimo būdą, gyvenimo eigą, gali sukelti netgi problemų ir nebūtinai tų, kurios atves į tobulėjimą. Tai yra priežastis, dėl kurios tos tikros senosios, tradicinės, autoritetingos dvasinės praktikos išbandytos per šimtus ir tūkstančius metų, jos yra nuoseklios, jos turi nuoseklų, sistemingą, subalansuotą tokį sudėliojimą. Ir tuo pačiu jos visos turi apsaugojimus, tokius barjerus, kurios saugo žmogų nuo, tarkim, pakenkimo savo ar kitiems. Ir tuo pačiu jos turi dažniausiai sistemą ar idėją, kaip tas žmogus, kuris praktikuoja, kuris pradeda praktikuoti ar domėtis, kaip jisai bus prižiūrimas kitų, kad jisai neliktų vienas ir gautų įvertinimą ar pastebėjimus iš šalies, jeigu, tarkim, jisai perlenkia lazdą, ar daro kažką ne taip, ar kenkia savo ar kitiems, kad jis negalvotų, kad čia yra gerai, kad visą laiką jam kažkas pasakytų, kad tu truputėlį nuėjai į kraštutinumus ir pametė esmę. Galbūt paėmė kažkokią detalę, kuri taip pat yra svarbi ir ją iškėlė aukščiau esmės. Jis svarbi galbūt yra, tačiau jos nereikia, kaip sakant, sumaišyti prioritetų tvarkoje. Taigi, dvasinė praktika turi būti tai, kas veda į tobulėjimą. Aišku, pirmą dvasinį tobulėjimą, bet be abejo asmenybė, jeigu tai yra tikra praktika, tai asmenybė turi tobulėti daugiapusiškai. Taigi, trečias teiginys. Trečias teiginys toks, kad dvasinė praktika tai yra išėjimas iš tikėjimo į žinojimą. Tai prie šito punkto truputį ilgiau sustosim, nes, aišku, skamba turbūt neblogai, tačiau čia yra keletas tokių painių momentų. Tai pirmiausiai, kad kažkuriuo metu buvo labai populiaru taip sakyti, kad aš netikiu, aš žinau. Jo, toks labai populiarus pasakymas, tarsi padeda pačiam žmogui užsitvirtinti savo, kaip sakant, įsitikinimus, nubrėžti tokią liniją, kad čia yra daugiau negu tikėjimas, tai yra, man nereikia svarstyti ar galvoti. Ir dažnai tai būna parodimas savo pranašumo, kai jau neturi kažkokių argumentų didesnių, sakai, aš netikintysis, aš tiesiog žinau. Tai viskas būtų gerai, jeigu ne tokia problemėlė, kad labai dažnai tokiais atvejais paaiškėja, kad žmogus, kuris taip sako, jisai gyvena lygiai taip pat kaip tie, kurie nieko nežino, arba tiki, arba netiki. Kitaip sakant, pavyzdžiui, jeigu žmogus sako, aš tikiu Dievu, arba aš žinau, kad Dievas yra, arba aš nežinau, arba netikiu, dažnai tie žmonės gyvena labai panašiai arba visiškai netgi vienodai. Ir iš to peršasi išvada, tai kas iš tokio tikėjimo arba tokio žinojimo, ar tai nėra, kaip sakant, blefas, švelniai tariant, ar tiesiog klaidingas kažkoks savęs įtikinimas. Ir tuo tarpu truputį atkreipkime dėmesį į tai, kas yra tikėjimas ir kas yra žinojimas, remiantis originaliais, tradiciniais senoviniais mokymais. Tai netgi remiantis Bibliją mes pastebėsim, kad tikėjimas buvo laikomas visiškai ne tai, kuo dabar žmonės laiko. Dabar žmonės laiko, kad tikėjimas tai yra kažkoks nuomonės turėjimas, įsitikinimas kažkoks laikinas, kad aš tikiu, kad tai turbūt yra gerai. Arba mano nuomonė, kad tai yra teisinga, o tai neteisinga. Ir tai svarbu, tai nesvarbu. Tačiau tose originaliuose senovės tradicijose tikėjimas buvo
tikėjimu buvo įvardinamas daug aukštesnis, sudėtingesnis dalykas. Tai būdavo vos ne žiauriai aukštas pasiekimas. Tai yra, kaip Biblijoje parašyta, kad žmogus, jeigu jis turi bent kruopelytę tikėjimo, jis pasakys kalnui pakilk ir meskis į jūrą, arba ten medžiui pasakys nudžiūk, ir taip ir įvyks, iš karto įvyks, taip. Tai reiškia, kad kalba apie visiškai kitokį tikėjimą, kalba apie jau rezultatą, apie labai aukštą rezultatą, kuris mūsų laikais yra dažniausiai, kaip sakiau, tikėjimas, tai būna kažkoks teorinis įsitikinimas, kažkoks nuomonės turėjimas. Tai yra visiškai kitas dalykas. Rytų praktikos įtikėjimas taip pat skaitomas labai aukštų dalykų, nuo kurio trupinėlio prasideda dvasinė praktika ir jis toliau eina ir vystosi labai tvirtą, didelį, rimtą tikėjimą, kuris reiškiasi žmogaus gyvenime tiesiogiai. Tai reiškia, kad žmogaus gyvenimas bus visiškai kitoks iš esmės negu to, kuris netiki. Gerai, išoriškai gali būti didelių panašumų ir gali būti taip sunku pastebėti iš pirmo žvilgsnio, bet bendrai tas tikėjimo fenomenas turi būti būtent toks. Būtų galima daugiau pavyzdžių pateikti. Gerai, gal dar vieną pateiksiu, kad dar iš krikščionybės pradžios, kai krikščionys pirmieji buvo persekiojami, jie buvo žudomi, buvo sugaunami, suvaromi į kažkokius tai amfiteatrus ir užpjudomi laukiniais žvėrimis. Baisu, ne? Tikiuosi, kad maži vaikai negirdi šito, ką pasakoju, bet tai yra žmonijos istorija. Bet ką norėjau pasakyti, kad tie, kurie stebėdavo, kurios valdžia suvarydavo, kad jie žiūrėtų kaip šou ir pamatytų, kad kas bus, jeigu jūs eisit tokiu keliu, jums irgi tas pats bus, jie pamatydavo, tie žiūrovai, kad tie žmonės miršta ir yra nužudomi, išlaikydami tokią būseną ir tokią, kaip čia pasakyti, kad jų dvasia ir jų vidus yra antiek, dar kitaip pasakysiu, kad akivaizdžiai matosi, kad tie žmonės mirdami turi daug daugiau, negu kad tie žmonės, kurie sėdi ir žiūri, arba tie, kurie jo žudo. Nes jie nepamatė visiškai jokios baimės tų žmonių veiduose ir apskritai, kas ten dėjosi, net sunku įvardinti, niekas tiksliai ir neaprašė, turbūt, bet aprašė, kad po kiekvieno tokio sugavimo tų tikinčiųjų ir išžudimo jų tapdavo ne mažiau, o daugiau. Tai yra tie, kurie stebėdavo, suprasdavo, kad tie žmonės turėjo daugiau negu mes, todėl jie pradėdavo domėtis. Jie suprasdavo, kad jų gyvenimas ir jų mirtis yra vertingesnė už tų kitų žmonių gyvenimą. Ir jie pradėjo keisti savo gyvenimą taip pat. Ir kuo daugiau sugaudavo žmonių ir išnaikindavo, tuo daugiau jų atsirasdavo. Kaip bebūtų toks paradoksas, valdžia norėjo vienaip, o gavosi priešingai. Bet tai yra vienas iš pavyzdžių tikėjimo, kad jisai matydavosi visur. Tiesiog užtenka tokį žmogų sutikti ir tu matai, kaip jis gyvena, tu žinai, kad jis turi tikėjimo, bent kruopelytę, tai jau reiškiasi jo gyvenime stipriai, labai stipriai. Ir taigi, iš tikėjimo į žinojimą. Ir aišku, galima pasakyti, kad tas grynas tikėjimas yra beveik neįmanomas, nes tai yra, tarkim, tai yra labai aukštas lygis, taip, bet taip trumpai sakant, kad dvasinė praktika veda po truputį į tą tikėjimą, tokį tikresnį, jau kažkiek mažytę, bent kruopelytę, kad atsirastų, ir po to veda iš to teorinio mažyčio tikėjimo į patirtį, į žinojimą. Žinojimą, kuris ateina iš praktinių patirčių. Tad dar galima kitaip pasakyti, kad tai yra ėjimas iš tikėjimo į žinojimą arba iš teorijos į praktinę patirtį.
Taip. Ir čia tikrai tokia komplikuota dalis, kuri tikrai labai dažnai pamirštama. Bet siūlyčiau to nepamiršti, stengtis nepamiršti, kad tikėjimas tai yra žiauriai didelis pasiekimas, žiauriai didelis, kuris šiais laikais yra labai 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 retas. Ir jeigu gausim bent trupinėlį to, tai bus didelis pasiekimas. Taigi, toliau, ketvirtas teiginys. Ketvirtas teiginys to, kad dvasinė praktika yra visada kompleksinė, tai yra bent jau iš 2 tokių dalių. Tai yra pirma, kad yra kažkokios specifinės, netoks negražus žodis, bet sakykime pratybos, kažkokia tai praktika, kažkokios pratybos, kurios nukreiptos į kažkokios tradicijos veiksmų kultivavimą. Ir antra dalis tai yra tų realizacijų, kurios tuo metu gaunamos praktikuojant ar kažkokių iš įgytų savybių jų pritaikymas ar įgyto žinojimo pritaikymas kasdienybėje. Tai yra darbe, moksle, šeimoje, bet kur kitur. Gyvenimo būde be abejo. Tai vat, tokios 2 dalis, jos kartais atrodo, turbūt natūralu, kad kitaip ir neturėtų būti, bet žmonės kartais tai irgi pamiršta, todėl norėjau truputėlį akcentuoti. Nes kitu atveju, jeigu būtų tik viena dalis, tarkim, žmogus tik tai praktikuotų kažką, tai medituotų, melstųsi, bet gyvenimo nekeistų ir net nenorėtų jo keisti, nenorėtų to, ką jis gavo, adaptuoti ir pritaikyti gyvenime, remtis tuo, tai būtų, sakykime, tas pats, kas semti vandenį iš šulinio ir paskui pilti vėl atgal, vėl išpilti atgal tą vandenį ir toksai tarsi bergždžias veiksmas. Aišku, galima sakyti, kad rezultatas vis tiek bus, bet jis, jeigu sąmoningai to nesiekiama, tos antros dalies jis bus toksai tikrai nepilnas ir su daug trūkumų. Ir apskritai tai bus nepanaudota pagal paskirtį. Ir arba visiškai atvirkščiai, jeigu žmogus tik tai daro gyvenime, viską bando kažką tai daryti, bet nėra tos, jisai galvoja, aš jau ir taip žinau viską, aš jau yra žinantis, jau man nereikia jokių tikėjimų ir jokių praktikų. Tai dažniausiai būna kaip šaudimas tuščiom kulkom, iš tuščių kulkų. Žmogus tiek daro, bet tai būna tarsi lieka tuščia. Žmonės nemato jokio skirtumo tarp jo darbų ar veiklų ir to, kuris nieko netiki ir nieko nežino. Tai būna toks vargas be turinio. Tai siūlyčiau pagalvoti, pasvarstyti apie šitas 2 dalis dvasinės praktikos, 2 kompleksinės dalis, kad turi būti ir pratybos ir jų pritaikymas gyvenime. Jų rezultato pritaikymas ar jų realizacijų pritaikymas gyvenime. Sekantis teiginys 5. Tai siūlyčiau pastebėti tai, kad dvasinė praktika yra ilgas procesas. Kažkokie trumpi efektai, rezultatai, aišku, gali būti labai greitai, kažkam iš vis pirmą sekundę, pirmą dieną pabandžius kažkokią praktiką. Kiti sako, kad reikia bent jau mėnesį pastoviai atlikti tą praktiką, kad tu pamatytum dieną iš dienos, taip kaip suformuota ta praktika yra, kaip atidirbta. Ir po kokio mėnesio gero tu jau kažkokį rezultatą pamatysi. Bet tai aišku, kalbam apie trumpą, tiesiog tokį trumpą pamatymą. Kiti sako, ten keletas metų jau kažką duoda. Ir aišku, net ir 1 sekundę gali kažką duoti. Tačiau tas tikras ilgalaikis brandus rezultatas, kur žmogus jau, kuris ateina tikrai iš brandos, o ne iš kažkokių laikinų pakilimų ir nukritimų, ne kažkoks tiesiog efektas,
bet jau gilus rezultatas ateina negreitai. Jeigu tai tikra praktika, tai yra ilgas procesas, kaip sakiau. Yra netgi toks anekdotas. Sakoma, mokinys mokytojui sako, galima šitą pagreitinti truputėlį, aš ten 30 metų tikrai nesiruošiu laukti. Ir mokytojas sako, jo, galima, bet tada užtruks dar ilgiau. Va toks anekdotas, nes ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogui teks grįžti atgal, ten, kur jisai pradėjo greitinti ir nuo tos vietos taisyti savo klaidas turės ir paskui pataisęs klaidas po truputį vėl nuo tos vietos, kur sustojo, jisai turės vėl po biškį stengtis, sakant, užsiimti tą praktiką. Nes tai yra toks dalykas, kur nepašoksi aukščiau bambos ir reikia įvertinti tą vietą, tą poziciją, kur tu esi, savo pasiekimų lygį, savo asmenybės lygį, trūkumų lygį, prisirišimų lygį ir panašiai. Ir nuo tos vietos ramiai, lėtai. Jeigu kažkas bus peršokta, tai bus blogiau, negu kad tiesiog lėtai judėti ir būti, kaip sakant, nepažengusi dvasiniam keliui, tačiau nuosekliai judančiu, negu kad peršokto, paskui padaryti gėdą savo ir visiems kitiem, kažko apsimetinėti ir panašiai. Tai yra ilgas procesas. Kaip kai kurie dvasiniai mokytojai sako, kad nuo 30 metų jau kažkoks tai stabilesnis, gilesnis tikrai rezultatas yra, tik galima jo tikėtis arba galima pastebėti. Tačiau tai yra ne sportas, čia mes neturėtume galvoti taip jau labai apie rezultatą. Gal kai mes nežinom apskritai, neturim patirties, tai norisi pamatyti, ką tai duos, ar kažką davė, ar nedavė, tada mes vertiname, ar tai tęsti iš viso. Bet bendrai tai yra ne sportas, tai yra ne rezultato siekimas, tai yra ne konkurencija, kas greičiau, kas labiau. Tai yra visai kitas sritis, kur svarbu yra svarbu, kad vyktų pokytis viduje. Tai yra darbas su tam tikrais prisirišimais, netikrais įsitikinimais ir jinai užtrunka. Ir šeštas punktas, šeštas pastebėjimas, kad galutinis rezultatas tai yra, aišku, daug tų galutinių rezultatų yra dvasinės praktikos, bet mes turim vis tiek žinot, kur mes einam, kad tai duoda kažkokį, kaip aš sakiau, kad aišku, nereikia galvoti apie rezultatą, bet jeigu mes dabar gilinamės tiesiog teoriškai, tai turim suprasti, kad vienas iš tų požiūrių, kad galutinis rezultatas tai yra šventos savybės žmoguje. Nesakysiu tapimas šventu, dėl to, kad tai yra, šiais laikais tai yra žodis toks labai jau nuvalkiotas, praradęs reikšmę, labai supainiotas, žmonėms sukelintis, susijęs su daug nusivylimų, daug apgaulės netgi. Ir ta reikšmė kažkur pamesta, kas ta šventumas. Tai sakykime šventos savybės. Čia sakau dėl to, kad dažnokais atvejais kviesdami kažkokias dvasinės praktikas, dvasinį tobulėjimą, žmonės kalba apie tai, kad jūs čia pagerinsit savo nuotaiką, jūsų protas taps skaidresnis, sveikata geresnė, visa kita, kažkokias problemas išspręsit. Ir to aišku yra, nes tobulėjimas ar kažkokia praktika vis tik duoda ramybę, duoda stabilumą, duoda tvarką gyvenime. Ir tai atneša ir sprendžia, kaip sakant, kaip pašalinis poveikis, kad sprendžia įvairias kitas problemas. Bet tai nėra esmė. Esmė vis tik lieka, kad žmogus, vienu iš tų rakursų, kad žmogus ugdo šventas savybės. Kaip tarkim, fizinė treniruotė yra akivaizdu, kad žmogus treniruojasi ir jam auga raumenys. Taip pat ir čia yra, kad jis
po truputį keičiasi jo savybės, jo asmeninės savybės, ne kažkas tai gyvenime, kad pasikeitė ir čia man gerai, bet pasikeitė jo pačios savybės. Toks dalykas. Taigi šventos savybės, dar kitaip sakant, žmonės užsiimantis dvasinę praktiką siekia to, kas yra beveik neįmanoma. Beveik neįmanoma. Būkim teisingi, tai yra labai, labai reta, tačiau kadangi vis dėlto tai pasitaiko kažkur istorijoje labai, labai retai, tai vis tik praktiškai yra įmanoma, tiesiog labai sunkiai pasiekiama. O kodėl tai yra įmanoma? Nes pagal filosofinius paaiškinimus, pagal, tarkim, rytų filosofiją ir kitus išminties šaltinius sakoma, jog siela pati kiekvieno gyvybė, ta tikroji gyvybės kibirkštėlė, ne kažkoks apvalkalas, ne psichika, ne kūnas, ne kažkokie laikinai įgyti dalykai, bet pati gyvybės kibirkštėlė, ta siela, kad jin jau yra šventa, jin yra tobulos šventos visumos dalelė ir jinai jau yra šventa. Tiesiog, kai jinai patenka į materialų pasaulį, kartais per daug įsijaučia, per daug susitapatina su savo kūnu, su savo protu, kitais dalykais, to, ką turi, kokias pareigas užima, kokią poziciją užima, koks jos amžius, kokia socialinė padėtis, kokia lytis ir taip toliau, kad per daug įsijaučia į tai, kas yra ribota ir jinai tiesiog pamiršta visiškai, pamiršta ir paklysta, pamiršta savo tas tikrasias savybės. Ir lygiai taip pat žiūri į kitus, mato tik tiesiog išorinį kažkokį apvalkalą ir visiškai pamiršta, kad ten yra ta gyvybės kibirkštėlė, ta tobulybė, sakykime, kibirkštėlė, šventumo kibirkštėlė. Todėl gyvena visiškai nepaisant šito. Dvasinė praktika turi vesti link šito dalyko. Tai yra kaip sakykime, svogūną ištukštenti po truputėlį iš tų susitapatinimų su apvalkalais savo, su savo trumpalaikiam savybėm. Bet tai yra taip sudėtinga, nes, tarkim, net Bibliją dar kartą prisiminus, Jėzus Kristus vis sakė savo mokiniams, kad aš jums rodau, bet jūs taip ir nesuprantat, kad jūs esat, kad jūs netgi vartojo tokį kreipinį savo mokinius, tai yra mažatikiai. Čia labai tinka prie ankstesnio punkto, prie tikėjimo, kad netgi žmonės, kurie jau tiek daug galėjo ir tiek daug matė, kad jie likdavo mažatikiais, lyginant, matuojant tais tikrais kriterijais aukštais. Taigi, tai yra sudėtinga, bet kažką tai pasiekti, bent jau to siekti yra įmanoma. Bet šitam kurse mes nesimokinsim tapti šventaisiais, mes mokinsimės tiesiog suprasti tos dalykus. Neaišku, kiek mums šiais laikais yra pasiekiamas tikėjimas ar kažkokių šventų savybių išugdymas ar iškrapštimas iš vidaus, bet mes bent jau ginsimės į tos procesus, kaip jie vyksta, kaip jie vyko istorijoje, kaip jie vyksta aprašytose dvasinės praktikos teorijos ir panašiai. Ir dar trumpai galima pasakyti, kad šventas, kas tas šventas žmogus? Tai pirmiausia, paprastai, jeigu tiesiog tai pažiūrėjus, kad šventas yra tas, kuriam viskas yra šventa. Taip? Ir kad eiti link to reikia pradėti nuo bent jau kažko susijusio. Tai yra šventumo matymo pasaulyje. Kaip sakiau, kad matymo kitose, pradedant nuo sakykime, kažkokių gamtos reiškinių, dėsnių, visatos, paskui kasdienybėje matomų dalykų, kaip auga medžiai, kaip gėlės žydi ir panašiai, stebint dangų, stebint žvaigždės. Tiesiog žmogui iš tokių paprastų dalykų ateina susimąstymas, kad tai yra kažkas didingo. Todėl tai yra
tame yra kažkas švento. Galiausiai einant prie kiekvienos gyvos būtybės, gyvūnų, žmonių ir taip toliau. Ir to, kas yra kažkur giliai viduje paslėpta. Ir tuo pačiu galima dar taip įvardinti, kad šventumas tai yra aukščiausios savybės, kurios yra besąlygiškai geros. Žmogus, mes viską matuojam pagal tai, kas mums naudinga, laikina prasme ar nenaudinga. Ir jeigu naudinga laikinai, duoda kažkokį gerą rezultatą, tai sakysim, čia yra labai gera savybė. Nors sunku tai pavadinti šventumu, nes kažkur viduje žmogus vis tiek jaučia, kad tai yra taip laikina. Tai yra tik tai mano kažkokiu egoistiniu laikinų norų patenkinimui, bet tai nesuteikia pilnatvės. Tačiau tos šventos savybės ar tas šventumas tai yra, kas yra absoliučiai gera. Tai yra neturi priemaišų, neturi kažkokių materialių, trumpalaikių norų, egoistinių norų priemaišų. Dar yra toks pasakymas, kad dvasinė praktika turi vesti į bent jau vienos geros savybės arba vienos šventos savybės išugdymą. Nes tada bus už ko užsikabinti. Tai yra, kad žmogui bus bent jau kažkas švento jam pačiam, jis kažką švento atras gyvenime. Ne dėl to, kad patenkinti kažkokius savo laikinus poreikius ar kažkokią ideologinę ambiciją, bet tą tikrą, gryną, absoliučiai visiems vertingą kažkokį dalyką atrasti. Ir netgi yra toks per vieno lektoriaus paskaitą, Simonas sakė, kad jeigu vyras turi bent vieną gerą savybę, tai jis yra šventas. Ir aišku, toj salėje, kas klausė to lektorius, visi lūžo iš juoko, bet yra tokia teorija, kad jeigu mes galim ugdyti bent vieną kažkokią gerą savybę, tai mes turėsime nuo ko judėti į priekį. Ir dar kitas toks pastebėjimas, kad yra rizikinga galvoti apie tą šventumą savyje, šventų savybių ugdymą, nes vienas iš dvasinės praktikos nusivažiavimo pavyzdžių arba požymių, tai yra, kad žmogus pradeda laikyti save šventu arba pradeda savėje matyti kažkokias šventas savybės. Va, čia jau aš turbūt ten kažką tai turiu. Ir dažniausiai tai jau būna tiesiog 100% praktiškai būna, kad žmogus jau kažkur nusivažiavo. Bet ką galima daryti? O dėl ko taip yra? Dėl to, kad vienas iš to šventumo požymių yra toks slidus ir, sakykime, netgi paradoksalus, kad kai žmogus arba dvasinių tų pasiekimų, kad žmogus to siekia ir jis supranta, kad jis to neturi, bet kai jis tai pasiekia, jis irgi supranta, kad to neturi, bet jis jau gali duoti kažką kitiem daug. Ir tai yra toks paradoksas, jis yra pastebimas turbūt visose dvasinėse praktikose rimtose ir žmonių praktikavusių istorijoje kažką pasiekusių, o toks dalykas. Jis niekad negalės pasigirti, kad jis kažką gavo, bet aplinkiniai matys vienaip ar kitaip. Tie, kas supranta, kas tai yra, jie pastebės. Ir dar toks pastebėjimas, kad negalima nei girtis, nei to, kaip sakant, ieškoti to savy, galvoti, kad tu nori būti šventas arba tapti šventu, bet ką galima padaryti, tai yra mokytis šventumą pamatyti kitose, kaip sakiau, pradedant nuo gamtos reiškinių, baigiant kiekvieną sielą, kiekvieną asmenybę ir kaimynų, ir artimaisiais ir panašiai. Ir pradedant tų, kas galbūt labiau jums patinka ir baigiant, išsistatant tokį tikslą, kad jūs pamatysit šventumą netgi tose, kas jums visiškai galbūt net nepatinka, nes jie jums yra nenaudingi. Jie jums atneša kažkokį tai nemalonius, nepatogius ar negerus kažkokius rezultatus. Tai yra toks subjektyvus vertinimas, bet subjektyvus būtų tai pamatyti kažką, tą stebuklingą dalelę kažkada. Ir to mes mokintis galime, ir to siekti galime, ir galiausiai pamatyti šventumą Dieve. Tai yra Dievo asmenybėje ir dalykuose, kurie susiję su Dievu, su dvasiniais dalykais. Kas irgi
atrodo taip elementaru, tačiau tai yra taip sunku šiais laikais, nes žmonės labai dažnai išgirdę apie Dievą, netgi šiaip apie dvasinės praktikas, jie pirmiausia, kas kyla, tai abejonės, nepasitikėjimas ir taip toliau. Galiausiai kyla visokie argumentai prieš. Taigi, tai šitam kartui tiek, padalinsim, tai va, tik iš 6 punkto priėjome, likusius paliksim kitiem kartam. Tai trumpai pasikartokim, kad pirmas buvo dvasinė praktika, tai kas duoda dvasinės patirtis, kas duoda jas sąmoningai, sistemingai ir tyčia. Taip pat antras, kas veda į dvasinį tobulėjimą ir bendrai tobulėjimą. Trečias, tai yra, kas veda iš tikėjimo į žinojimą, arba kitaip sakant, iš teorijos į praktinę patirtį. Ketvirtas, kad tai yra visąlaik kompleksinis dalykas, kuris turi ir pratybas, ir pritaikymą gyvenime. Penktas, kad tai yra ilgas kelias, ilgas procesas. Ir šeštas, kad vienas iš tų galutinių rezultatų tai yra šventos savybės. Taigi, sekančius paliksime sekančiam kartui, kad per daug neužtęsti, turbūt geriau tokius trumpus įrašus daryti, kad galėtume aptarti. Ir dabar keletas klausimų, tokių paprastų. Tai pirmas būtų, ar kažką vertingo sužinojote iš šitų punktų. Antras, ar esate kažką iš tų dalykų pastebėję, matę savo gyvenime ar kažkur kitur. Ir trečias klausimas, tai ar kilo kažkokių klausimų, neaiškumų, abejonių. Tai prašau pasidalinkit komentaruose, parašykit, būtinai aptarsim. Taigi labai jums ačiū už skirtą laiką ir sekantį kartą vėl susitiksim.